Ar kada nors buvai komandoje, kur visi dirba, visi stengiasi, bet galutinis rezultatas vis tiek netenkina nei vienos pusės? Atrodo, kad kalbėjomės, atrodo, kad susitarėme, tačiau kažkur tarp žodžių prasmė tiesiog pasimetė. Šiame vaizdo įraše noriu pristatyti komandinį žaidimą, kuris labai tiksliai atskleidžia, kodėl taip nutinka. Tai degtukų užduotis. Iš karto išduosiu paslaptį. Ji ne apie degtukus, ji apie komunikaciją organizacijoje. Žaidimo idėja. Šį žaidimą gali naudoti dirbdamas su viena komanda arba keliomis komandomis vienu metu. Jo esmė – sukurti situaciją, kurioje informacija keliauja per kelis lygius, ne visi mato visą pilną vaizdą, o rezultatas priklauso ne nuo pastangų, o nuo to, kaip perduodama informacija. Prieš pradedant žaidimą, tu kaip žaidimo vedėjas turi pasiruošti. Vienai komandai reikia 2 skirtingų spalvų kartoninių aplankų su guma, keletą degtukų dėžučių, klijuojamos gumos, bloknotinio popieriaus su stovu arba rašymo magnetinės lentos, popieriaus lapų ir rašiklių erdvios patalpos. Viename iš kartoninių aplanko viduje horizontaliai suklijuok degtukus, kad gautųsi kokia nors figūra. Aplanką užversk ir pasidėk savo į šalį. Degtukų dėžutę, lipniai klijuojamą gumą, padėk ant kėdės ar stalo viduryje, pakviesk visus kolegas į pasirinktą patalpą. Pats paskirk arba leisk komandos nariams patiems pasirinkti roles. Rolės yra šios: direktorius, vidurinės grandies vadovas, specialistas, jų gali būti ir keli, jeigu yra daugiau dalyvių, ir auditorius. Rekomenduojama vaidmenis paskirti kitaip nei realybėje, kad dalyviai galėtų pamatyti situaciją iš naujos perspektyvos. Pavyzdžiui, įmonės direktorių paverskite specialistu, specialistą vidurinės grandies vadovu arba direktoriumi. Kitas žingsnis – dalyvių, direktoriaus ir auditorius paprašyk pasilikti patalpoje, o kitų dalyvių paprašyk laikinai išeiti iš patalpos ir nesiklausyti, kas yra šnekama. Tavo veiksmai su patalpoje likusiais dalyviais. Pasodink direktorių viename patalpos gale, kuo toliau nuo kitų dalyvių. Direktoriui įteik iš anksto paruoštą aplanką su suklijuotais degtukais. Nurodyk pagrindinės žaidimo gaires direktoriui. Užduoties tikslas – direktoriaus rankose laikomo aplanko atvaizdą iš suklijuotų degtukų identiškai atvaizduoti tuščiame aplankale specialisto rankose. Perduoti informaciją galima tik žodžiu ir tik vidurinės grandies vadovui. Aplanko turinio negalima rodyti niekam išskyrus auditoriui. Judėti iš savo vietos negalima. Bendrauti su specialistu negalima. Užduočiai yra duodama 10 minučių. Užrašyk ir net kelis kartus apibrauktą skaičių ant bloknotinio popieriaus. Praėjus 10 minučių bus atnešami abu aplankai ir sulyginami juose esantys atvaizdai. Duok auditoriui popieriaus lapą ir rašiklį. Nurodyk gaires. Užduotis – stebėti visą procesą ir fiksuoti pažeidimus. Jeigu kuris nors nesilaiko žaidimo taisyklių, užsirašyk savo popieriaus lapą. Galima visur vaikščioti, negalima spręsti užduoties ar siūlyti sprendimus, nes šio dalyvio funkcija yra kontrolė. Į auditą gali kreiptis bet kuris iš dalyvių, tačiau auditorius gali atsakyti į visus klausimus tik žodžiais taip arba ne. Jokių kitų žodžių ar ženklų negalima rodyti. Pasibaigus užduočiai, suskaičiuok komandos klaidas. Kiekvienas neteisinga kryptimi padėtas degtukas ar nesilaikant tinkamų tarpų tarp degtukų laikomas kaip klaida. Direktoriui papasakok vidurinės grandies vadovo užduotis. Vidurinės grandies vadovas bendrauja tiek su direktoriumi, tiek su specialistu. Jo pagrindinis tikslas – perduoti direktoriaus pateiktą informaciją. Vidurinės grandies vadovas negali žiūrėti nei direktoriaus, nei specialisto aplanką. Jis negali naudotis jokių rašymo priemonių, jis gali tikslintis užduotį su direktoriumi, jis gali užduoti taip arba ne klausimus auditoriui. Turi papasakok specialisto užduotis. Specialisto užduotis identiškai atkurti vaizdą tuščiame aplanke. Specialistas vienintelis gali liesti degtukus ir juos dėlioti. Jis dirba remdamasis tuo,
ką gauna iš vidurinės grandies vadovo. Specialistas iš savo vietos pajudėti negali. Jis gali užduoti taip arba ne klausimus auditoriui. Pristatęs visą aktualią informaciją, pasitikslink, ar visos žaidimo taisyklės yra aiškios auditoriui ir direktoriui. Gavus pritarimą, pastatyk bloknotinio popieriaus stovą į šoną, kad nebūtų matomas likusiems dalyviams. Į patalpą pakviesk vidurinės grandies vadovą ir specialistą. Pasodink specialistą kitame patalpos gale nei kad direktorius. Duok specialistui tuščią kartoninę aplanką ir nieko nesakyk. Vidurinės grandies vadovą pasodink per vidurį. Garsiai pasakyk visiems, kad užduotis pradedama. Tau asmeniškai užsistatyk laikmatį 10 minučių, bet sąmoningai nesakyk, kas ką turi daryti. Žaidimo eigoje nesikišk, nepadėk ir nekoreguok, net jeigu atrodo, kad komanda eina visiškai ne ta kryptimi. Tai ir yra žaidimo esmė. Jei klausi, atsakyk, bet tyliai. Pasibaigus laikui, sustabdyk procesą ir paprašyk specialisto atsitraukti nuo aplanko. Paimk aplanką iš specialisto, tada iš direktoriaus, sudėk greta ir paprašyk auditorių suskaičiuoti komandos klaidas. Paprašyk auditoriaus įgarsinti klaidų skaičių ir fiksuotus pažeidimus. Didžiausia šio žaidimo vertė gimsta refleksijoje. Po klaidų suskaičiavimo išdalink kiekvienam popieriaus lapą ir rašiklių. Direktorius paprašyk užrašyti, ką vidurinės grandies vadovas galėjo daryti kitaip. Vidurinės grandies vadovo paprašyk užrašyti, ką direktorius galėjo daryti kitaip. Specialisto paprašyk užrašyti, ką vidurinės grandies vadovas galėjo daryti kitaip. Auditorius paprašyk užrašyti, ką visa komanda galėjo daryti kitaip, kad rezultatas būtų geresnis. Visiems užrašius, paprašyk įgarsinti savo grįžtamąjį ryšį vieni kitiems. Esminė įžvalga. Degtukų užduotis yra organizacijos veidrodis. Ji parodo ne žmonių klaidas, o sistemos spragas. Ne apie degtukus, apie komunikaciją. Tad kokios išvados? Dažniausiai po šio žaidimo tampa aišku, kad neaiškiose situacijose komunikacija arba mažina, arba didina chaosą. Komunikacijos kokybė priklauso nuo sąmoningų pastangų, o ne pareigų. Rezultatai yra mūsų sukurtos komunikacijos pasekmė. Jei norime būti efektyvūs aukšto neapibrėžtumo aplinkybėse, svarbu pradėti nuo bendro vaizdo ir tikslo, informaciją skaidyti į etapus, nuolat tikrinti supratimą, skatinti klausimus ir grįžtamąjį ryšį, o jeigu kažkas neveikia, keisti būdą, o ne kartoti tuos pačius veiksmus. Tikiuosi, kad ši užduotis leis dar kitaip pažvelgti į tai, kaip mes komunikuojame ir padės ateityje lengvinti bendradarbiavimą. Jeigu šis vaizdo įrašas buvo naudingas, pasidalink juos su kolegomis, kurie dirba su komandomis arba veda mokymus. Komentare parašyk, kaip sekėsi žaisti šį žaidimą ir kokių prasmingų įžvalgų išsinešėte savo komandai.